Šioje pamokoje paaiškinsiu, kaip įkelti savo darbus. Taigi, prisijungsit į Moodle aplinką, perėsit prie skyrelio praktiniai darbai ir čia bus, pavyzdžiui, Microsoft Word darbai, kur sukelsit abu savo darbus su vertinimo lentelėm, tai yra 4 failai, Microsoft Excel ir vėliau bus dar PowerPoint. Aiškiai, čia įkeliat pirmą ir antrą, šitam trečią ir PowerPointą galite kelti taip pat. Tarkim, mes norim įkelti Microsoft Excel darbus. Įeinam į skiltį. Pasirinkam pasirinkti failą. Pasirinkam, nurodom kelią, iš kur mes juos įkelsim. Pavyzdžiui, aš įeinu į Microsoft Excel katalogą. Pasirinku, pavyzdžiui, 5 praktinis darbas. Na ir vertinimo lentelė paskui kažkokią. Paspaudžiam Open. Pasirinktas. Įkelti šį failą. Paspaudžiame. Laukiam, kol kels. Vėl pasirinkam kitą failą, pavyzdžiui, vertinimo lentelę. Be abejo, jūs turit juos teisingai įvardinti, kaip buvau prašęs, reiškia vardas pavardė, galite dar grupę parašyti ir darbas numeris 1 arba darbas numeris 3, na, panašiai. Svarbiausia, kad būtų vardas pavardė. Na, tarkim, čia pas mane yra, tarkim, vertinimo lentelė. Prisiverti Open, kelti. Taigi, kėliam antrą darbą. Na ir tuomet, jeigu jau esat tikri, spaudžiat siųsti įvertinimą. Kai tik pažymėsit siųsti įvertinimui, jūs nebegalėsit sukurti ar prigaminti failą. Spaudžiam taip. Paskui perinam vėl, grįžtam į IT9 skirtuką. Nu ir tą patį atliekam su Microsoft Word'u ir vėliau bus dar Microsoft PowerPoint. Taigi, dėkui už dėmesį.